senelis labai geras, nepyksta niekados ir duoda, kai išvažiuoju pinigų. Čia aš ir senelis su juo man labai geras. Močiutė labai skaniai kepa blynus ir labai gera močiutė. Senelis irgi labai geras. Mano močiutė labai mane myli, o senelis tikras kryžiažodžių sprendėjas. Jie abu manim labai rūpinasi ir mane labai. Mano močiutė yra man kaip antra mama, ji mane labai rūpinasi. Senelis yra tikras matematikas, man visada padeda ruošti namų darbus. Mano močiutė yra labai gera, darbšti, miela, labai mane rūpinasi ir labai mane myli. Mano močiutė yra labai gera, visą laiką labai skaniai gamina valgyti. Koks keistuolis, O gražus. tai apsidžiaugs mūsų draugai pamatę. Pažiūrėk, ką radome. Oho, koks didelis, mėlynas ir keistas obuolys. Pažiūrėk, ką radau. Mūsų ansamblis jums padovanos Kūrinį Edelweiss apie gražią kalnų gėlę. Rašėme jums laiškus.
rūpestingų suaugusių, tėvelių, senelių, močiučių. Dar pabūkime kartu. Pabūkime kartu. Varpeliai žydi, vasaros diena čiulbėjimo ir dūzgesio pilna, pūgos siaudimas, sniego tyluma, varveklio lašas, gaudžianti žiema, šviesa ir džiaugsmas, giedras liūdesys, ruduo ir sidabrinis debesis, ir sniegas, ir gėlė visai arti, širdį gerumas. Tu jau supranti, kad tik tiesa ir meilė apgaubta tegali sukti žemės planetą, kad šiandien, taip kaip niekad artima, tau tyliai ranką palietė mama. Tai mano šita didelė galia. Tu pajutai, kad aš esu šalia. Aš tavo ašaroj, juokia sapne. Aš muzika. Ar pažinai mane? Give me your heart, give me your heart.
Jei staiga dingtų visi keliai, kur tada eitų žmonės? Kur būtų kelio pradžia? Kur būtų kelio galas? Eitų žmonės vienas prie kito. Be kelių, be takų eitų. Žmogus būtų kelio pradžia. Žmogus būtų kelio galas. Ačiū, kad atėjote šį vakarą pabūti su mumis, apgaubti tamsą gerumu. Kai šventė baigėsi, te pasilieka šventė jūsų širdyse. Te būna gera jums gyventi. Ir džiaugias kiekviena šeima. Taigi šitaip, mėly mūsų brangūs svečiai, mes norėjome pasakyti didžiulį ačiū jums už tai, kad mus paėmė už rankos vedate jau visą 10 metų. Tačiau mes sugebėjome pasakyti šitai. Bet tai buvo iš viso širdies. Taigi, ačiū jums, kaip įprastai sakau, už jūsų vaikučius, anūkus, anūkytes, ar jūs kaip kitaip pavadintumėte. Taigi, norėjome šį paskutinį rudens vakarą, kuris pasaulyje yra švenčiamas kaip padėkos vakaras, kaip tolerancijos, kaip gerumo vakaras, kaip šventinio laikotarpio laukimo vakaras, pabūti kartu su jumis. Ir dar kartą labai dėkoju jų lūpomis. Jūs padarėte jiem didžiulį džiaugsmą. Na, o dabar, kadangi vaikučiai sakė, kad tarp jūsų yra gerų pasakorių, kryžiažodžių sprendėjų ir visa kita, gal kažkas čia mum ir paporins kažkokį nutikimą, pasaką. Gal iš savo vaikystės, kokie jūs buvote mokinukai? Tyla kažkaip pajudiname vieni kitus. Prašom, šitoje pusėje jau lyg ir